Sveiki mano kokteilių draugai, su jumis sveikinuosi vėl aš Aurimas iš savo namų minibaro. Na, dabar ant stalo pas mane matot 4 skirtingus alkoholinius gėrimus. Tai, žodžiu taip, visai nesenai aš pasidalinau video apie klasikinį espresso martini kokteilį, papasakojau istoriją, pasiūliau receptą. Tai šiandien aš pabandysiu šiek tiek su tuo kokteiliu paeksperimentuoti, paimprovizuoti, tai yra pagaminsiu 4 skirtingus espresso martini kokteilius ir panaudosiu kiekvienam jų skirtingą spiritinį gėrimą. Tai reiškia, kad aš iš klasikinio recepto išimu degtinę ir vietoj jos panaudosiu romą, džiną, konjaką bei viskį. Tai tikrai nekantrauju išbandyti, pasižiūrėsim ir išrinksiu skaniausią, kuris man labiausiai patiks. Tai iš tikrųjų bus, manau, įdomu. Na ir kiekvieno espresso martini receptas bus vienodas, tai yra jį sudarys 60 ml spiritinis gėrimas kažkuris, tai viskis, džinas, konjakas, aromas, tada 30 ml espresso kavos, 15 ml kavos likerio bei 7,5 ml cukraus sirupo. Cukraus sirupo aš naudosiu taip vadinamą turtingąjį, santykiu 2:1, 2 cukraus ir 1 vandens. Tai taip, viską išaiškinau. Ir ką, nekantrauju, galim pradėti gaminti daug kokteilių. Vis dėlto juk taigi čia yra kokteilių kanaliukas, ar ne? Tai va, kaip sakau, aš niekada kokteilių nebus per daug. Gerai juokauju, bet alkoholį reikia vartoti atsakingai, prisiminkit. Tai va, na, bet čia mes visi turbūt sąmoningi žmonės. Gerai, dabar renkuosi ir pirmiausia galbūt pradėsiu espresso martini nuo romo. Gerai, pirmasis espresso martini su romu su prieskoniais, taip angliškai vadinamų spiced rum. Gerai, reikia paragauti. Tikrai labai skanu. Tikrai. Vat, labai gerai subalansuotas kokteilis. Saldus, bet ne per daug saldus. Ir šiek tiek jaučiu romo. Tokia vanilė šiek tiek, cinamonas nuo romo. Tikrai puikiai dera su espresso martini kokteiliu. Tikrai kol kas nebloga pradžia, pirmas kokteilis. Gerai, o dabar einam gaminti antrąjį su konjaku. Antrasis espresso martini su konjaku. Irgi tikrai puikiai konjakas atsiskleidžia kartu su kavos skoniu. Labai gerai subalansuota. Ir jaučiasi tikrai tas konjako poskonis, ne per stiprus. Tikrai irgi tikrai neblogai. Gerai, pusė darbo padaryta, dar liko 2 kokteiliai. Tai dabar espresso martini su viskiu. Gerai, pasiėmiau vandens šiek tiek. Užsigert. Taip. Gerai, espresso martini su viskiu. Taip, galim paragauti. Labai skanu. Aš kadangi didelis viskio fanas, tai labai gerai.
Įdomu šiaip tas toks Titaniko viskis. Nežinau, nesenai buvom Šiaurės Airijoj su šeima atostogavom, tai pabandžiau nusipirkti oro uoste. Jo, kol kas aš sakyčiau favoritas iš visų tų trijų, bet tik tai man. Kitiem gali būti labiau skaniau su konjaku ar romu. Šiaip tai visi trys labai gerai. Super. Na ką, ir dabar paskutinis espresso martini variantas, kuris mane iš tikrųjų labiausiai ir domina. Tai espresso martini su džinu. Gerai, vėl atsigersiu vandens. Nu ką, bus labai įdomu pabandyti. Gerai, espresso martini su džinu. Nu ką, bandau. Tikrai. Kaip įdomiai džinunas žaidžia su kavos skoniu. Tas įdomiai tai gerąja prasme. Tikrai neblogai, tikrai labai skanu. Buvo iš tikrųjų įdomu, kaip džinas, jo tas žolelių skonis derinsis su kava. Tai iš tikrųjų tikrai neblogai. Ir labai įdomiai, kaip minėjau prieš tai. Tai kas nebandėt, tikrai rekomenduoju su džinu pabandyti. Tikrai labai įdomiai džinas čia atsiskleidžia. Ir ta gerąja prasme, kaip minėjau. Nu tas irgi geras. Gerai, dar biškį vandens. Nu ką, šiaip tai iš tikrųjų visi kokteiliai patiko. Kiekvienas alkoholinis gėrimas, ar tai romas, konjakas, džinas ar viskis yra puikus pakaitalas degtiniai, tam klasikiniam variantui. Na, jei reiktų rinktis, tai nežinau, aš gal pasilieku prie viskio, kadangi aš esu viskio fanas, man labai viskas patinka, tai aš sakyčiau, kad jis man buvo skaniausias. Ir antrą vietą duočiau džinui. Nesitikėjau, bet tikrai džinas gan įdomi ir tikrai skaniai atsiskleidžia espresso martini kokteilė su tuo kavos tokiu skoniu. Tikrai įdomu. Tai vat, jei visų keturių nenorit pabandyti, tai iš tų keturių vertėtų tikrai su džinu. Nors ir jei nesat, tarkim, džino fanas. Tai šiandien tiek. Tikiuosi šis video šiek tiek toks kitoks irgi patiko. Paeksperimentavau, išbandžiau. Tikrai buvo man fainai. Tai ką, susitiksim turbūt kitą kartą, ne kokteilių draugai. Viso.